Sveiki, kanalo Denizas ir štai antra dalis Palangoje. Mes nesenai atsikėlėm, mes jau pavalgėm, mes valgėm užpilamus makaronus. Taigi aš taip keistai dabar atrodo su gaburiu, bet nekreipiam dėmesio. Dabar mes varysim į turgų. Nežinau, kad ten, bet man šiaip pačiam ten reikia, nebūtinai į turgų. Bet šiaip man reikia, aš pamiršau piniginę. Savo piniginę aš pasiėmiau. Ir dabar einam į lauką. Nu tai mes jau po biškį einam. Va toks čia gražus vaizdas, o čia bažnyčia matos. Nu į šitą parduotuvę aš eisiu dabar. Nu mes tai parduotuvai nieko neradom, tai dabar varom į patį turgų. Va koks turgus, kas nebuvo Palangoj ir turgui, Palangos turgui, tai va kaip jis atrodo. Nu tai mes dabar Basanavičiaus gatvėje ir valgom tokios vafliukus. Nu tai mes dabar prie jūros, prie tilto ir dabar eisim pajūriu į tą pusę. Nu visgi dabar nusprendėm ant tilto. Va taip fainai akmenis sušalė. Lenda. Čia aukštai. Nubėk. Tai pirmoje dalyje, pasakysiu, labai įdomi, bet jau į keltą. Joje mes pačioj pabaigoje sakėm, kad antroje dalyje bus viena staigmena. Ta staigmena Palangoje yra toksai žibinto, net nežinau, gal restoranas. Ir šiandien mes ten eisim vakare, bet ten būna labai didžiuliai tūsai. Tai būtinai pažiūrėkit iki galo. Tai jo ten yra pačiam centre tas žibinto restoranas Basanavičiaus gatvėje. Bus labai linksma. Tai dabar mes einam į Tiškevičiaus rūmus. Muziejus. Nu, taigi dabar lipsim į šitą kalniuką. Aš pats pirmas išlipau. Va, ten kiti ateina. Sunku buvo, ne? Nu, tai va, kaip užlipi šitais laiptais. Matos tokia tipo vietų uždusęs aikštelė. Ir va taip. Čia matos jūra. Va. Fainai. Čia viskas matosi. Dabar pabandysime įeiti į šito pastato, kas čia yra, tėti. Nežinau. Į vidų. Lipam. Ir va tokia bažnyčia čia. Nu, tipo labiau į bažnyčią primena. Kur čia įėjimas. Va čia va. Toks įėjimas. O mėta jau parbėga. Lipam. Nemanau. Oi, ten kažkas viduj tokio įdomaus. Nemanau, kad galime tokias filmuoti. Nu ir aišku, neatsidaro, nes neturi tokias duris atsidaryti. Puikiai nufilmavau jo, puikiai matos. Nu, tokią bažnytėlę einam dar ten pažiūrėti. Prie krašto. Va, tokia. Nu, o čia va, toks miško vaizdas. Va, taip čia viskas atrodo. Nu, čia yra Birutės kalnas, dabar išsiaiškinau. Va toks aukštas kalnas, ant kameros netaip perduoda aukštumą, bet visai aukštai ant kameros irgi atrodo. Ir va šita jūra. Išgyvenom, dabar einam toliau tyrinėti Palangą ir filmuoti jums kontentą. Tai va, jau po biškį matom šitą gintaro muziejų. Nu kaip pamatysi dar, tai kaip ten bus.
Dvaras toks fainas. Kažkas čia sulipdė sniego senį, to aš jį nuskirčiau. Jokauju. Kogi šitie rūmai. Va čia būna vasarą visas gėlių sodas toks gigantiškas, įvairių gėlių čia yra. O dabar tiesiog tik tokie liki koteliai. Tai ja, va. Nu visgi nusprendėme svaryti į tą Gintaro muziejų. Va, taip čia atrodo viskas. Čia turbūt kažkoks vaikams pažaisti turbūt. Nekreipkite dėmesio, kad aš dabar tualete. Aš paprašiau į Gintaro muziejų dėl jūsų, kad jums pafilmuoti video. Tai prenumeruokit mano kanalą, statykit laiką, aš būsiu labai dėkingas ir bus kuo geresnis, kuo daugiau prenumeratorių, kuo daugiau laikų, kuo geresnis kontentas. Pažiūrėkit, kaip atrodo šitas Gintaro muziejus. Jį taip susprogdino su šita raketa. Nu dabar kylam į viršų. Opa. Čia yra natūralūs Gintaro gabalai. Eikti savo, kokie dideli tokie. Nu čia padaryti įrankiai turbūt iš Gintarų. Nu tai va toks čia pirmas kambarys. Varai, variukai. Nelabai man patinka. Skruzdėlės ir vapsvos. O toks vanas traktoriukas padarytas. Palangos Gintaro dirbtuvė. Kokie šachmatai įdomus. Nu, kaip suprantam, dar šitas muziejus nepasibaigė, bet mums dabar reikia nusileisti į apačią, kad būtų tęsinys muziejus. Nu, čia jau pradėjo jau nebe Gintarai, o kiti dalykai. Nu, pagrindė tai čia papuošalai patys matėt, aš visko nefilmau. Tai ja. Nu, taigi muziejus pasibaigė, dabar mes einam rengtis. Nu, išėjom iš Gintaro muziejaus, dabar mes einam visą kelią atgal, tai aš nelabai dabar filmuosiu. Dabar aš mėsiu į tą sniego senį, bandysiu arba jį, arba jam į galvą. Iš pirmo karto. Ola! Nuskyniau jo plaukus. Plaukas nuskynė. Čia be jokių feikų, čia iš pirmo karto ir tai prisiekiu. Signalizacija vagia Gintarą kažką. Žiūrėk, viską perčiažiai. Begėsiu ir slysiu.
Nu, mes dabar su Mėta išėjom pasivaikščioti vieni į Basanavičiaus gatvę. Tai jo, dabar varom. Ne? Ja. Mes einam į Žibintą. Kas tai yra? Paaiškink. Taip, dabar bus... Restoranas ir tai mes tūsinsim iki, nežinau, gal pirmos. Ten bus tipo diskoteka. Ja. Tūts. Tai ten atvarys kažkoks atlikėjas ant scenos tam restorane ir jis ten kažką dainuos. Aš kaip keistai atrodau su šita kepurė ant kameros. O toks dangus pas mus yra Palangoj. Palangoj. Prisiminkit, kad Palangoj. Palangoj. Nu, va taip mums padarė suolus, stalus, todėl nes mūsų dar 5 ir ateis dar 3 žmonės. Ir mes sėdėsim prie pat scenos. Tai jo. Atėjo mūsų ledai. Keep me on ratchet like tennis. I'm with this shit like I'm Dennis. Kągi, draugai, tai atėjo pabaiga antros dalies. Ši diena tikrai buvo faina po visų šitų muzikų, po visų šitų balių, po visų šitų vaikščiojimų. Dabar yra 11:30, tai kaip matom, daug mažiau žmonių čia. Visi jau žmonės skirstos. Tai ja, tokie reikalai. Dar noriu pasakyti, kad trečios dalies nebus, todėl nes nėra ką filmuoti, nes rytoj mes išvažiuojame gal kokią apie 1 valandą. Tai čia nesvarbu. Tai jo, trečios dalies nebus, tai kad ačiū labai, kad žiūrėjote. Statykit laiką, prenumeruokit kanalą. Ir viską, kad tai nemanoma padaryti. Nu. Ate. Viso.